Sveiki, čia LT Tutorials ir šiandieną mokysimės iškirpti objektus. Yra du būdai iškirpti ir vienas yra su lasso tool, šito, arba su pen tool. Ir tokius objektus, kurių paveiksliukų kokybė yra gera, tai paturiu su šituo, nes tiksliau atrodo ir gražiau. Ir tiesiog spaudžiame pradžios tašką ir nieko nereikia spausti, tiesiog vilkite palei kraštą. O jeigu netyčia suklydote, tai spaudžiame delete mygtuką ir taškai išsitrina ir galite pakartoti veiksmą. Ir taip apeiname ratą. Ir spaudžiame ant pradžios taško ir štai gauname. Spaudžiame Ctrl ir C, tada bus iškirpamas objektas. Ir kaip jisai atrodo, iškirptas galiu parodyti. Štai. Na, yra biški klaidelių, bet reikia atidžiau kirpti tiesiog. Dabar taip greit parodžiau. O jeigu yra sudėtingesnis objektas, tačiau baltame fone, galima tiesiog jį visą pažymėti su Ctrl A, iškirpiame su Ctrl C ir įklijuojame arba multiply. Ir tiesiog jisai prisitaiko. Štai. Tačiau spalva pasikeičia taip. Šitą nepaminėjau. Na, tad naudokite šią pamoką, mokinkitės ir laukite naujų tutorialų.